O, labą dieną. Ką, šiandien iš garažo sveikinamės. Prisisiuntėm visokių siuntuvą, kaip tik JCB sparnus atsiuntė. Iš TDC paėmėm, nes originalus baisiai brangus yra po 400 eurų. Žiūrėsim, kaip neoriginalus laikys. Ir parsisiuntėm dar šitokių lempų, va. Iš Novarento. Prigyrė, kad kravleriai geri. Žodžiu, turim problemą tokią, kad čia yra tokie varščiukai. Jie nei karto nebuvo sukinėti ir užpuvo šičia, tai dabar reikės maut veržeklę, apvirinti veržeklę ir bandyti atsukinėti. Gal pašils tas medvaržtis visas ir atsileis. Galbūt čia jau kampus įdėjau. Kampai yra. Išvažiuoja paskutiniai kviečiai, vieni iš paskutiniųjų į elevatorių. Apie kviečių kainos toliau nešnekama garsiai, negalima keiktis garsiai skaičiais, tai nesikeiksime. Ką, einam, susidėsim tos lempas ir pažiūrėsim, kaip jau šviečia, bet pirmą reikia dabar iškrapštyti šitus medvaršiukus kažkaip. Oi, nesenosios lempos va, jau išdegusios yra, jau net pajuodė viduj. Nu, žodžiu. Atėjo laikas keisti lempas. Keičiu. Tas pats atstumas. Gerai. Reikia kažkokį smulkesnį pasimti. Aš sakau, Reikia, jau šitą, atrodo, įsikabina ir šitą užkabins. jeigu tą įsikabina, tai tau priseksi prie to. Jeigu tau gali užsekti. Jeigu dabar nenudėjai. Ir aš nepriimsiu. Taip, jis patrumpino į nudėlį. O žiūrėk, kad Reikia iš priekio. Bet, ką čia reikia vis tiek matesnės. nes neprasuks. Nesisuka, bet nieko čia neuždėsi, čia tik tai dėl pakaitinimo. Dėl pakaitinimo tai šūdą.
Kažkas čia neleidžia dabar. Vairo nėra. Nešviečia? Nei viena, nei kabinės, nei vidurinės. Niekas. Gal ne taip fišką sujungiu? O kaip tu kitaip sujungus fišką? Nu ten jie abi dvi pusės jungius. Šviečia, ne? Šviečia dieną, šviečia naktį. Šitas apatinės išmest reikia. Išjung, uždažyta, ne? Uždažyti. Tu pasižiūrėk. Ten viršui kiek 4, 6. Pažiūrėk, traktoriaus naujo nereikia pirkti lempą, sudėti naujas traktorius pasidaro. Eras. Žinok, kai nematai, tai eras. Šviečia. Nu va, viskas. Lempos sudėtos. Viktoras sparnus dedas. Tokie patys. Panašiai kažkas. Vėl kur nors neatsiremsim. Kažko neveikia šita stotelė. Vakar atsinešėm, yra tokie va žetonai specialūs. Ir ją turi aktyvuotis vis. Parnešęs, tai vakar sakau gal dėl to, kad išsikrovus buvo tiesiog. Va, vėl raudonas pradeda bliksėti, bet gal žalias turėtų pradėti bliksėti. Tai ir nežinau. Šiaip tai pakeitė pavadinimą, Corduls dabar kažkaip vadinasi. Jei kažkam įdomu, pasižiūrėkit. Nebe Field Sense, dar tada, kai atvežė Field Sense buvo. Dar nemato. Ir jo, Cordulus, va, vadinasi. Raudona bliksi, bet ne žalia bliksi. Išsijungi. Visai nebebliksi. Tai negerai turbūt. Gerai, paliksime ant raudonas bliksėti. Nu, ką kviečiai, po tarpinių pasėlių, taigi buvo tas vasarinis rapsas tarpinis paliktas, dar šlapia laukuose. Kur tada skutau, paskui pasėjom. Jaučiu vegetuoja jau, jo, aišku. Baltų šaknelių yra. Jau naujas leidžia. Jau ir lapas va, turėtų greitai. Jo, jau lapą va naują leidžia. Bet ne, negalima. Kovo 20.
kažkur pankstino kažkodėl. Aišku, šiaip dar ir vėsoka, temperatūros vėsios. Reiks pasižiūrėti tikmio. Čia svatelė pas mus kitoj pusėje autostrados stovi, tai reiks pasižiūrėti, ką tenais gero rodo su temperatūrom visom ir dar plius savo gal pasijungsiu kažkaip, tai bus aiškiausia matyti 10 cm gylį, kas darosi, bet dar truputį ankstovi. Sakau dėl to, nes dar kai kas netvažiavo, tos visos negalim važiuoti trešti. Nu? Vėl niekas nebliksi. Caidas šikt. Gal neveikia. Arba kitą žetonų reik pabandyti. Kierabai. Va, yra sulaužiniai. Va, dabar su tokiu reikės varyti. Naujas per brangu. Naujas per brangu, tai radom pigesnį alternatyvą, kurią pavarą išjunginėjama, tai nesisukant jau kažką tobulinti reikės. Dobrze, chodź, daj. Aš nežinau, ar čia dedamės. Mes čia dabar ją ir... O kaip ją paskui paimsim? Daj na maksa. Ai, skylės. Daj, śmiało. Śmiało. Góra. Pięknie. Suń trochę widły. O, pięknie. Góra. Złam. Dobra, jeszcze. Wsadź widły. Wsadź. Złam. Łam. Nu, šiandien tai visko čia privežė, visokių ką užsisakėm, tą viską atvežė jau realiai. Ai, dar neatvežė. Ir tą jau sakė greitai atveš. Viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Spėkit, ką pilsim į šitą. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų videkų. Viso gero. Pavasaris jau čia.